Sveiki visi, aš esu Kleo, o šis kanalas yra Ūlos žaislai. Ir kaip jūs matote, per mano kojomis yra mano Kids žurnalų kolekcija. Ir kadangi aš ant jo stoviu, tai ir jums ir parodysiu savo visą kolekciją. Tai noriu pasakyti, kad šitas Kids žurnalas yra tiesiog atskiras dėl to, kad mano krikšto mama ir krikšto tėtis gimtadieniui dabar siunčia va šitukas Kids žurnaliukus ir ten būna visokių paveikslelių ir taip toliau. Tai žodžiu, labai džiaugiuosi, kad jie man siunčia, tai tokia proga. Tai aš nežinau, kiek šitas tęsis dalykas, bet kadangi aš rugpjūtį išvažiuoju, tai negalėsiu niekaip paimti rugpjūtį, nebent man atsiųs rugsėjo 1 dieną. Jo, žiauriai faina. Arba tiesiog paliks. Bet nesvarbu, pradėkime. Tai štai čia yra pirmas, ne tai, kad nepričiom, bet čia yra tas išskirtinis, tai yra ledo šalis. Čia yra, kaip čia galima pasakyti, toksai puslapis apie Kids. Čia viskas yra parašyta apie Kids. Tada čia ieškok, tada čia visokie kitokie dalykai. Tada čia yra 12 stulbinančių faktų. Išdygę augintiniai, druskininkus sveikatos poilsio centras Aqua. Man atrodo. Jo, Aqua. Tada stulbinančios istorijos iš Guinness World Record. Šuo nykštukas. Čia keistenybės, viskas apie pinigus. Ulala, nusipirksiu aibę šunų skanėstų. Čia labai blogai. Tai jo. Fiškis tyrinėti. Čia visokių dalykų yra. Čia apie vabzdžius visokius. Čia plakatas labai fainas. Mėlynas. Tai jo, kitas yra Kids su šita 20 žavių gyvūnų. Tai čia ne filmas. Čia tiesiog parodom. Čia irgi lygiai tas pats, tik tai yra vienas skirtumas, kad čia kažkur, man atrodo, čia 8, ne, ten kitam buvo 8 puslapį, tenai reikia užpildyti. Bet labai fainas šitas žurnalas, aš jį jau visą peržiūrėjau. Kitas tai yra Kids gyvūnų meilė. Aš net nežinojau, kad aš tokį turiu. Gal tėtis paslapčia paėmė. Tai jo, čia viskas vėl, viskas iš naujo. Na ir štai filmas, tai yra Rio 2 ir dingusios lūšies sugrįžimas. Tai čia kažkur, dingusios lūšies sugrįžimas, tai yra 26 puslapyje. Tai jo, labai faina. Ir vėl tas Frozen. Tasai, kaip ten jisai Frozen šunuko herojai. Štai čia. Ir vėl viskas iš pradžių. Tai spėju, kad čia yra. Kelintas čia. 8 puslapis. Ne čia. Tai jo. Tada kitas tai yra kaip prisijaukinti slibiną 2. Pandų gimtadienis ir keiščiausi pasaulio namai. Jo. Labai faina. Ja. Tada
Kids išdrįsk slidinėti www.ngkids.lt. Ekstremalūs šunys, man atrodo, čia yra. Jo, kažkur. Va, Titaniko paslaptis. Ir kur čia dar buvo Titaniko paslaptis. Tai aš dabar paskaitysiu. Naudodami pažangę technologiją, mokslininkai atskleidžia, kad dar nežinoma laivo nuskendusio aplinkybės. Tai arklio galva. Gal duotų man glebėti šieną? Glebėti šieną. Keista. O čia yra ledynmetis 4 žemynų atsiradimas kinuose nuo Liepos 4 dienos. Ir ta Liepos 4 diena jau seniai praėjo. O čia visokie prizai, kuriuos tu gali dalyvauk ir laimėk šios puikius prizus. Kilimėlis, peliai ir dėlionė iš magneto. Jo, fainas. Ir kitas yra šis filmas. Tai žiauriai fainai. Dėl to, kad aš jo labai norėjau pasižiūrėti, bet kažkaip negalėjau. Tai jo, ir čia yra Liūtų šeimyna. Šauniausi amerikietiški kalneliai. Ponas Žirgas ir Šermanas. Šunys policininkai. Ir čia parašyta kitas. Tai jo. Ir pats paskutinis yra tik 8. Tai yra 7. Negali būti. Nu, palaukit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Be to, tai 6. Nu, wow. Tai jo, čia 7 pats paskutinis. Ir čia yra naujas vėl Kids nenaudėlį gyvūnai, 7 čia jau parašyta irgi. Tai čia yra net neparašyta filmų. Tai aš pasakysiu, kaip prisijaukinti slibiną. Ai, va čia. Kaip prisijaukinti slibiną antra dalis. Ir vėl. Jo. Ir vėl tam 8 puslapyje, jeigu čia 8 puslapis. Nu jo. 8 puslapis, tai niekur nėra, tik tai vienam tokiam puslapį, vienam tokiam šitam Kids žurnale yra vienas toksai zebras ir ten reikia užrašyti tokį knygutę ir aš turiu tokį. Tai štai čia pats paskutinis. Ir aš dėl 7 Kids žurnalų, na, su šituo, ir su tuo yra 8, bet su šituo, taip, aš tik tai dėl šitų, tik tai dėl šitų dalykų aš dariau video, aš net nesuprantu. Na, bet žinoma, aš nesikviliu, kad padariau šį video, dėl to, kad aš jau seniai norėjau tą padaryti. Netgi tada, kada aš tai norėjau, taigi vakar labai seniai norėjau padaryti, tai yra vakar šį video. Tai jo. Ir aš jį padariau. Labai seniai, tas vakar buvo tai. Tai jo, ačiū, kad žiūrėjote ir skaičiavo tuos laikraščius, tuos Kids žurnalus. Ir kai aš gausiu kitą mėnesį naują, tai aš jums parodžius, dar netidarinėsiu. Tik dalykus. Tai jo, bye bye. Iki.